Taigi, sveiki visi, aš esu mokinys iš Vilniaus Ozo gimnazijos, Dojotas Jonikas, parengiau skaidrės apie sporto technologijas. Taigi, štai čia mūsų tokį turinys ir pradėkime nuo to, kodėl pasirinkau šią temą. Tai šią temą pasirinkau, nes manau, kiekvienas senas ar jaunas žmogus visi turi žinoti apie sporto istoriją, bent kažkiek. Ir noriu pasidalinti savo patirtim ir savo žiniomis su jumis apie tai. Ir taip pat labai įdomu yra sporto raida, kaip vystėsi sportas, kokios technologijos buvo naudojamas ir kokios jis yra dabar. Taigi pradėkime nuo to, kas yra technologijos. Tai technologijos yra mokslas ir žinios ir jų pritaikymas, kuriant, tobulinant ir naudojant įrankius, sistemas, metodus ar procesus, kurie palengvina žmonių gyvenimą, spręsti visokias problemas ir didinti efektyvumą. Jos apima įvairias sritis, tai yra informacijos technologijos, į kurias įeina kompiuteriai, internetas, programavimas, inžinerija, į kurią įeina mechanika, elektronika, statybos, technologijos. Biotechnologijos, tai genų inžinerija, medicininės inovacijos ir paskutinis transporto technologijos. Automobiliai, motoroleriai, motociklai, lėktuvai ir panašiai. Ir kokios tos technologijos sporte? Tai technologijos sporte seniau nebuvo tokios rūpimos svarbios kaip anksčiau. Anksčiau rūpėdavo patys sportininkai labiau ir jų nepakartojami sugebėjimai, talentas. Bet laikui bėgant viskas pradėjo keistis, sportininkus vis labiau pradėjo tyrinėti, stebėti jų judesius, mitybą, treniruotes ir panašiai. Ir technologijos tada atėjo vėliau ir turėjo didelį poveikį mūsų dabartiniam pasauliui, nes mes turime didžiulį vystymosi galią. Ir technologijos sporte dabar būtent tai yra, kad jos per daugelį metų padarė didelį šuolį. Tai yra įrangoje ir prietaisuose, kurie naudojami pasaulinio lygio varžybose, taip pat nacionalinėse rungtyse. Ir kaip patobulėjo ir pasikeitė sporto analizė ir duomenų rinkimas. Pavyzdžiui, fotofinišas atsirado, kad kuo tiksliau nustatyti laimėtoją. Sportinė apranga atsirado, kuri šiais laikais yra labai lengva ir plona, taip pat prevencijuoja prakaitavimą. Sportininkų priežiūra labai patobulėjus, tai medicina, biomechanika, su kuria galima ištirti praktiškai visą kūną. Ir sporto technologinė raida, kokia jinai buvo per visus mūsų metus. Ir apranga ir navalynė nuo 1950 metų pradėjo labiau vystytis. Tai atsirado lengvesni ir aerodinamiškesni audiniai, kurie pristaiko prie sportinio kūno. Pradėjo Nike brandas gaminti vis lengvesnius kedus, tai Nike Vaporfly, batai su anglies plokšte, pagerina ilgųjų distancijų bėgikų rezultatus. Atsirado plaukimo kostiumų, tokie kaip Speedo LZR Racer, kurie sumažina vandens pasipriešinimą. Ir kuriami vis nauji drabužiai, kurie nesugeria, o išgarina prakaitą nuo kūno. O apie inventorių, tai lengvesni ir patiresni dviračiai, slidės, ietis, lankai, kamuoliai ir daugelį kitų sporto įrangą. Ir laikui bėgant treniruotės ir analizės atsirado labiau pažangesnės, širdies ritmo monitoriai, GPS sekimo prietaisai, smartwatch laikrodžiai. Sportininkai galėjo pradėti stebėti savo širdies ritmą treniruočių metu ir varžybų. Bėgikai galėjo pradėti stebėti greitį ir daugelį kitų sportininkų galėjo matyti savo VO2 max, tai yra kiek suvartojama deguonies. Taip pat stebėjo miego kokybę ir kitus rodiklius. Atsirado ir dirbtinis intelektas, kuris pradėjo duomenis analizuoti ir labiau sudaryti individualius treniruočių planus, optimizuoti krūvius ir biomechanika, aišku, kuri padeda sportininkams naudoti vaizdo įrašų analizę, jutiklius ir judesių sekimą, bandymui tobulinti techniką.
Ir trečias tai būtų sporto medicinos ir reabilitacijos pažanga. Krioterapija, masažinės technologijos. Sportininkai naudoja šaldymo kameras, kompresinės kojines ir masažo įrankius raumenims. Maisto papildai turi didelį įtaką. Ir mitybos planai pradėjome sudaromi pagal sportininko genetiką ir metabolizmą. Taip pat didelį į poveikį turėjo ir virtualios realybės naudojimas. Var simulacija padėdavo slidininkams, automobilių lenktynininkams ir komandiniams sportininkams treniruotis realiomis varžybų sąlygomis. Ketvirtas punktas tai būtų, kad atsirado varžybų tikslumas, rezultatų tikslumas, tai stebėjimas jų. Pavyzdžiui, VR futbole vaizdo priežiūros technologijos padeda išvengti teisėjų klaidų ir nes žmogus gi ne visagalis, ne viską visada gali pamatyti. Taip pat atsirado HK Line Calling System tenise ir krikete. Dažniausiai naudojamos kamuolio trajektorijai stebėti ir užfiksuoti, ar jis nusileido ribose. Tai yra ne už linijų. Ir daugelį kitų laiko matavimo prietaisų, tai olimpinės žaidynėse naudojami lazeriniai jutikliai, fotofinišas ir čipai ant kojo ar rankų, kurie seka tavo kuo tikslesnį laiką. Taip pat sporto technologinė raida. Ir penktas punktas būtų jau Ultra HD ir 360 kameros, kurios padeda perteikti tą varžybų jausmą visokių. Ir žmonėms įdomiau yra žiūrėti tiesiogiai. Tai tas tikrai, kas žiūrima realiu laiku. Taip pat analitinės performos ir dirbtinis intelektas. Sporto komentatoriai, žiūrovai gali matyti išsamiai statistiką realiuoju laiku. Nu, kągi, panagrinėkime plaukimo kostiumų raidą. Kaip matote, 1904 metais plaukikai praktiškai neturėjo kokios nors išskirtinės aprangos labai. Tai nebuvo ir tai dar labai aptempti rūbai. Jaučiu, buvo medžiaga ne pati geriausia, kuri pasipriešindavo vandeniui, bet turėjo, ką turėjo. 2000 metais atsirado kostiumai pilno kūno, kurie dengia odos plaukus ir pačią odą, padeda lengviau slysti per vandenį. Ir matom 2024 metais, tai visiškai nauji kostiumai, kurie iš tikrųjų yra pažengiausia technologija, tai ką turime dabar. Ir tai yra pritaikyti pagal sportininkų kūnus ir gali būti custom made, kaip sakoma, pagal užsakymą padaryti. Ogi prieikime prie Nike sportbačių, kurie yra labai žymus šiam pasaulyje, kurių visas kūrimas prasidėjo nuo realiai vaflių technologijos. Ir taip kaip gaminami vafliai, tai taip buvo suspaudžiama guma ir gaminami batai, batų padai, kurie dabar išsivystė iki didžiulės kompanijos visame pasaulyje, netgi perkamiausių visų žmonių. Jaučiu, bent vienas žmogus, kiekvienas turi bent vieną porą Nike batelių. Ir dabar tos kompanijos iš tikrųjų daro batus lengvumo ir patvarumo įspūdingus, tikrai. Ir irgi taip pat pagal užsakymus, pagal sportininkų pėdas, pagal jų reikalavimus. Ir laiko matavimo technologijos, tai jos buvo gana paprastos seniau. 1912 metais Stokholme olimpinėse žaidynėse buvo pradedama naudoti šaunami ginklai kaip starto davimas. Ir kas iki dabar dar yra duodama, bet tik tais elektriniais, labiau mygtuko paspaudimu ir per garsiakalbės perteikimų garsu. Laiko matavimo technologijos seniau buvo tikrai irgi paprastas palyginus šiais laikais, viskas būdavo beveik rankiniu būdu nuėjama, stovėdavo teisėjai, būdavo paspausdamas mygtukas ir viskas vykdavo mechaniškai.
Ir taip pat būdavo kaip ir čekijos spausdinimo aparatai, kurie rašydavo laiką, rašydavo irgi bandydavo realių laikų parašyti rezultatus, kad viskas būtų kuo tiksliau. Štai tai buvo, kad ir kaip teisėjai labiau gal, kurie stebėdavo varžybas, tai buvo pademonstruota Tokijo 1964 metais olimpiadoje, kad buvo surinkti apie 20 žmonių prie finišo linijos, kurie vienoje linijoje sėdėjo ir stebėjo, kuris pirmas finišuoja ir 20 galvų nuspręsdavo, kas buvo pirmas. Tai tokios netgi technologijos buvo. O šiais laikais tai technologijos yra labai pažengusios, tiesą pasakius, kompiuteriai atlieka visą darbą, yra surašytas programos, kodai, dirbtinio intelekto pagalba, atsirado fotofinišai, nuotraukos realių laikų, kurios pasako ten šimtosiam sekundėm, kas laimėjo. Garso signalai perdodami kitaip, tai kaip ir sakiau, mygtuko paspaudimu perdodamas startas. Tai va. O sporto technologinė raida lygumų slidinėjime. Tai technologijos per metus daug pasikeitė tikrai. Pradžioje buvo slidės iš medžio, sunkios, storos, o dabar yra net popierinių slidžių sveriančių mažiau kilogramą, kas yra iš tikrųjų tobulą ir atrodo važinėt su naujom slidėm, tai yra kaip be slidžių važinėt. Taip pat lasdos slidinėjimo, kurios sveria be visokių priedų apie 50 gramų. Ir anksčiau būdavo metalinės lasdos iš metalo arba aliuminio, tai va. Taip pat visa varžybų įranga, laiko matavimo prietaisai, anksčiau masinis startas būdavo duodamas šaunant iš ginklo su signalu, o dabar tai elektrinis mygtukas, kuris perduoda šaunamą garsą. Ir kalbant apie avalynę, tai slidinėjimo avalynė taip pat naudojamas karbonas, netgi batai, kad būtų lengvesni, atsispyrimo jėga būtų išnaudojama kuo efektyviau. Tai štai kokias slides turėdavo sportininkai prieš 70 metų, 60. Dabar čia yra slidės, vienas iš naujausių modelių. Ir mano sporto šakoje yra labai daug įvairių slidžių, jų firmų, ilgių, spalvų. Bet pagrindė yra dviejų stilių slidės. Tai klasikinio stiliaus slidės, kurios yra ilgiausias iki 2,9 m. Ir laisvo stiliaus slidės, kurių ilgis yra apie 1,91 cm. Ir tada yra klasikinės slidės, kurios turi kailiuką padengtą vidury slidės. Tai vadiname kaip tepalo vieta, skirta, kad atsispirti klasikiniu stiliumi. O šiais laikais technologijos yra pažengusios tiek daug, jog slidės daroma beveik iš kartono ir kad būtų kuo lengvesnės, o anksčiau jas darydavo iš medžio. Tai dabar viena slidė sveria mažiau nei kilogramą. O kalbant apie slidinėjimo batus, štai galite matyti, čia yra vieni iš seniausių batų, seniausi apkaustai. Čia yra vieni iš naujausių batų ir naujausių apkaustų. Ir su technologijų pagalba taip pat ir slidinėjimas avalynė pakeitėsi per metus. Į batus pradėjo dėti neperšlampamas medžiagas, naudot karboninės plokštelės geresniam ir tvirtesniam atsispyrimui. Taip pat dabartinių batų svoris gali būti apie 0,5 kg, tai yra vieni iš lengviausių batų. Dabar, o tais laikais būdavo gal apie 2 kg ar 1,5. Ir apie batų tvirtinimus, tai apkaustai jie irgi labai pasikeitė. Svoris, išvaizda, užrakinimo mechanizmai. Viskas daroma tik tam, kad išspaustų maksimumą iš technologijų. Ir dabar apkaustus galime nuimti, modifikuoti ir keisti. Anksčiau jas pritvirtindavo vos ne su visam. Arba tukdavo tenais varžtelius ir uždėdavo ant kitų, bet dar reikėdavo pritaikyti vėl naują slidę prie naujo apkausto. O apie slidinėjimo lasdas, tai pati lasdų forma labai daug nepakito, bet pakito rankanos, antgaliai, medžiagos, iš kurio daromos jie.
Tai pagal rankų didumą labiausiai svarbu yra lazdų svoris. Tai dabar profesionalios lazdos daromos iš 100% karbono. Tai pačias lazdas be rankinų ir dirželis sveria apie 8 gramus, kas yra labai nedaug ir iš tikrųjų jaučiasi, kaip pasitreniruoji su vienom lazdom, o startuoji varžybas su kitom. O anksčiau lazdos būdavo gaminamos iš aliuminio, geležies, tai jos buvo sunkiokas. Ir vienas iš pagrindinių dalykų slidinėjime tai yra jų paruošimas, tai tepalai ir parafinas. Labai platus asortimentas šiais laikais, daugybė skirtingų gamintojų, sunku net išsirinkti, labai daug reikia testuoti. Tad kalbant apie tepalus, klasikiniams slidėms jų yra įvairiausių, nuo skystų tepalų, skirtų lediniam sniegui, iki kietų tepalų, skirtų vidutiniam ir skystų tepalų, skirtų minkštam sniegui. Ir tepalai naudojami pagal tai, kokios yra oro sąlygos, kokia yra sniego temperatūra ir lauko temperatūra, priklauso nuo to. Ir visiškai taip pat naudojamas ir parafinas skirtingams oro sąlygoms. Tai yra skirtingam sniegui, skirtingai temperatūrai. O dar šiais laikais yra ir milteliai, kurie yra įkaitinami su labai aukšta temperatūra įslidę. Ir lygintuvu jie taip pat yra naudojami pagal tam tikras sąlygas. Ir slidinėjimo apranga, kas labai yra pažengę, net galite matyti iš nuotraukų. Senais laikais slidinėjimo apranga nebuvo kažkur išskirtinė, žmonės svarbiausiai rūbai būdavo apsirengti šiltai, nes žiemos būdavo žvarbės. Rūbai būdavo kailiniai, rankų megztos kojinės, pirštinės, nieko įspūdingo. O šiais laikais rūbai gaminami iš neperšlampamų, neperpučiamų medžiagų, tokių kaip Gore-Tex, poliureteno ir taip toliau. Rūbai daromi lengvi, ploni ir šilti, kad technologijos būtų maksimaliai išnaudojamos. Tai viskas sujungia į vieną, dėl to sportiniai žiemos rūbai, kurie tą apsaugo nuo šalčio, vėjo, sniego ir dar neleistų perkaist. Tai vadinami vėsinamais ir labai brangus ir aukščiausios technologijos rūbai. Ir taip pat treniruočių metu naudojamos analizuoti savo širdies ritmą, greitį, aukštį, visą kitą. Tai savo šie prietaisai yra atsparus vandenį ir pritaikyti gerai laikyti net žvarbiu metu, varžybų metu. Pulsometrą naudojame tam, jog galėtume tiksliai stebėti savo širdies dūžius per minutę, o laikrodis tam, jog visus skaičiukus matytume ant savo riešo ir jie prisijungia. Taip pat sekti kilometražą ir kalorijų sudeginimą, aukštį virš jūros lygio, kalnų statumą, greitį ir daugelį kitų funkcijų. Ir IT programų slidinėjimui. Tai dauguma sportininkų aplink pasaulį turi savo daktarus, masažuotojus, trenerius ir kitas profesionalus, kurie padeda tobulėti ir analizuoti save. Dažnai yra daromi sportinių pasiekimų testai, per kuriuos galima pamatyti sportininko jėgą, ištvermę, anaerobinį slengsnį ir daugelį kitų rodiklių. Pagal tai sprendžiame, kur reikia tobulėti ir fokusuotis. Iš sportininko kraujo įmamas ir skaičiuojamas laktatas, tai yra pieno rūgštingumas kraujyje. Pagal tai duodamas fizinis krūvis, kurį sportininkas stebi ir treniruoja. Tam, kad sumažinti rūgštingumą, privaloma stebėti savo mitybą, atsistatymą ir darbą. Ir dar vienas iš svarbiausių slidininkų rodiklių tai yra VO2 max, tai yra kiek deguonies pasisavina visas kūnas. Kuo didesnis VO2 max, tuo daugiau deguonies pasisavina raumenis ir tuo ilgiau galingiau gali atlikti didelį ir maksimalų krūvį. O kalbant apie sporto pasaulio patirtį, tai labai geras pavyzdys būtų Norvegijos slidininkas Erikas Maisenas, kuris 10 metų laikėsi tradicinių treniruočių metodų ir ieško naujoviškų būdų savo rezultatams pagerinti. Ir bendradarbiaudamas Maisenas su treneriu Vetele įdiegė režimą, pagal kurį padidino treniruočių apimtį ir intensyvumą. Šis pokytis apėmė dažnesnės didelio intensyvumo intervalinės treniruotės ir periodizavimo strategijų pritaikymą.
Na, tai buvo iššūkis nusistovėjusiams sporto normoms, tai buvo tikrai nelengva pakeisti. Per 4 mėnesius Maisinas pasiekė reikšmingų rezultatų, be kito ko pranokė nacionalinės rinktinės sportininkus konkrečiose ištvermės testuose. Tai tikrai įspūdinga, ką gali technologijos. Ir mano asmeninė patirtis, tai kad man pačiam teko perėti tą technologijų laikotarpį, tiesą pasakius, dar neperėjau, vis dar nepasivyju profesionalų su naujausiam technologijom, nes tai, ką jie turi, aš visada turėsiu tik po metų ar net daugiau. O kalbant apie inventorių, man teko pradėti tikrai nuo paprasčiausių batų, kurie sušlapdavo kiaurai po vienos treniruotės. Bet paskui gavau jau šiltesnius batus, o tada jau pirkausi pats, kol nepradėjau rodyti rezultatų, ir tada rinktinė pradėjo pirkti inventorių, kai jau rezultatas atsirado. Labai pasijautė technologinis žingsnis nuo 2023 iki 2025 metų, kai pradėjau augti ir tobulėti. Pasijautė, kad energija, kurią turiu ir treniruotės nebesikeičia. Ir aš lieku toje pačioje vietoje, kai kur net blogiau sudalyvaudamas negu būdamas jaunesnis metais. Tai tas labai privertė susimastyti, jog norint ko nors daugiau ir naujo, turi daryti tai, ko niekada nesidaręs. O šiaip technologijos jo vienas iš pažangiausių dalykų. Ten labai daug investuojama. Pavyzdžiui, norvegai ir švedai turi realiai geriausias technologijas iš slidinėjimo. Kas mes net nepalyginsime su jom. Jie turi fūros, su kuriam atvažiuoja ir testos slidės, o aš praktiškai turiu vieną savo čecholą. 6 slidės gal turiu savo varžybinės. Tai va. Ir apibendrinimas noriu pasakyti, jog slidinėjimo istorija ateityje tikrai bus įdomi. Įdomu, kaip su klimato kaita, su sniego sąlygom, nes jau šį sezoną mums neteko net realiai slidinėti Lietuvoje. Va, buvo varžybas, nebent Ignalinoje 2 kartus Lietuvos čempionatas ir tai 1,5 km trasoje. Ir tai atrodys labai primityviai ir paprastai, manau. Bus gera atsiminti, kad kažkada buvau visos šitos istorijos dalis. Mūsų protas vystysis toliau kartu su technologijom. O dabar labai matosi ir jaučiasi pasikeitimai, kurie mūsų gyvenime turi labai daug įtakos. Tai ačiū uždėmesi.